Sveiki, čia Startas. Laida apie naujus, inovatyvius ir pažangius verslus. Kiekvieną savaitę mūsų laidose 10 startuolių kovoja dėl veržliausio vardo. Pačių geriausių laukia neįtikėtinas prizas – 400 000 eurų investicija. Prieš pusantro mėnesio į kovą dėl veržliausio titulo stojo dar 5 įmonės. Šiandien jos vėl sustinka su mentoriais ir pasirengusios papasakoti, ką pavyko nuveikti per tą pusantro mėnesio. Šiandien laidoje žiūrėkite. Šį kartą netyčiom, šį kartą parodysi. Sureagavo. Ką, kaip sako, investicijose negali miegoti. Jau matosi investuotojas užsikabinęs ir sako, nieko naujo. Nieko naujo. Jo lygis to pačiu pristatymo, kurio buvo pirmą kartą. Pirmosios į susitikimą žengė Dovilė ir Milda iš Kauno įmonės Sviestas Sviestuotas. Pagerintų maistinių savybių riešutų sviestą kuriančios verslininkės prieš pusantro mėnesio iš mentorių sulaukė priekaištų, kad neatnešė paragauti nei vieno savo gaminio. Padegustuot norėsit, nežinau. Žinoma. Čia vienas iš mūsų dabartinių jau asortimente esančių sėkmingiausių produktų. Sviestas Sviestuotas suvalgint, kad Sviestas Sviestuotą apsivėlė viskas burnoje, bent jau atsinešė merginos. Žaismingiausia idėja, sakyčiau, jaunos merginos, tinkamas produktas joms. Kad, kaip sakant, jos kaip gali tapti labai gerų reklaminių veidų. Nor kaip? Tai reikia užsigerti kažkodai. Kalorijų dozę gavau. Taip, energijos dozė. Kalorijų daug, bet jos visos yra, kaip pasakyti, netuščios. Jos yra pilnos maistingumo. Sviesto paragauta. Dabar metas pakalbėti apie reikalus. Tai ką nuveikėt per pusantro mėnesio? Ties mūsų produkto, to naujo kūrimo, tai susiradom laboratoriją, kuri atliks pirminius tos tyrimus, apie kuriuos mes kalbėjom. Tai jau šią savaitę ruošim mėginius ir vešim. Toliau pradėjom bendradarbiauti su dietologais, vėlgi dėl to paties produkto kūrimo, receptūros derinimo, nes vis tiek svarbu yra ir maistingumas, ir skanumas. Gali būti kaip pavyzdys, kad pradžiai gimsta kažkoks hobis, iš kurio gali realizuoti tą idėją, paversti į patį verslą. Tai jos bando tą daryti. Labai daug dirbam ties savo dabartiniais pardavimais, nes iš tikrųjų supratom, kad visų pirma mes turim susikoncentruoti ties tuo, susigeneruoti pačios pajamas, kurias galėtume toliau investuoti į tą produkto savo kūrimą ir vėliau marketinginę visą dalį. Ir plečiam savo pardavimo tinklą, tai jau šiandien paleidom beta versiją parduotuvės elektroninės. Jūs dalyvavote parodoje, ką pasiekėte, ne? Kokie įspūdžiai iš tos parodos? Ką lankytojai sakė? Lankytojai, tai iš tikrųjų labai patiko, kad vaikų pripažinimo sulaukėm. Iš tikrųjų, jie ten vis sugrįždavo pas mus užkandžiauti ir jiem patiko. Ir kadangi produktas natūralus, nesaldintas, tai mums labai glausta savimėlė. Dar yra pati pradžia idėjos. Tai yra pagamintas produktas. Jos jį testuoja, važiuoja į parodas, viską daro teisingai, bet kalbėti apie investicijas į šitą idėją dar yra labai anksti. Pavyko verslo planą susidėlioti ar ne? Kad jį susidaryti pagrįstą, tai reikalingi labai dideli tyrinėjimai ir iš tikrųjų, kadangi mes vėlgi per šitą mėnesį supratom, kad Lietuvos rinka tokiam produktui yra galbūt per siaura ir reikėtų orientuotis labiau į tokią rinką, kurioje patys riešutų sviestai yra populiarūs, kur yra taip jau pripažinti. Tai Amerika yra vienas iš mūsų orientyrų didžiausių, nes ten yra kone nacionalinis produktas. Praėjusią laidą buvo dar sunku vertinti, kiek jums pinigų reikia ir šiandieną galite pasakyti. Vis dar sunku iš tiesų. Dar skaičiuojam. Tai yra verslo pradžia, tai yra pats tas toksai pradžia. Tai turim idėją, iš entuziazmo darom, neskaičiuojam laiko, neskaičiuojam pinigų. Kai mes ateinam prie komercijos, kartais pasižiūrime, kad tos kainos yra per didelės, ar ta rinka yra kažkokia kitokia. Jie neturi skaičių. Tas verslo planas gali būti nebūtinai tam, kiek pinigų jums reikia investavimui, arba kiek jums reikės pinigų pardavimų, kur jūs tyrinėsite. Pasidarykite verslo planą savo mėnesiui, 3 mėnesiam. Kiek jūs tyrimų išleisite, galų galia tas verslo planas turi apimti ne tik tame, kiek pinigų jums reikia, kiek laiko sąnaudų jums reikės. Kol kas man anksti tenai žiūrėti kažką tai, bet jeigu jos apsitvarkys, jeigu jos prisitrauks verslo angelą, aš tikiuosi jūsų laidos dėka prisitrauks ar investuotojus, ar partnerius kitus, tai gali juos sužibėti. Bet nesustokite, dėkite į priekį. Tai žinoma, Juda, viskas tvarkoja, čia pesimizmo nėra, kaip sakant, ta, kai žyba, tas gerai, bet, kaip sakant, trūksta žmonių komandai,
kurie galėtų užsiimti. Mes realiai matome pradžią pačio verslo. Tai yra dar idėjos, dar kažkas gaminamas produktas, dar esi bandomas toksai, dar pinigai nelabai skaičiuojami, laikas nelabai skaičiuojamas, matyt, dirba ir savaitgalis ir šitas. Aš manau, kad laikas būtų neskaičiuojamas. O jiems tikrai reikėtų šalia, aš nežinau, jos pačios galės, bet šitoje vietoje tikrai vėl kalbu apie tą patį, reikėtų verslo angelą, kuris ateitų ir padėtų. Ar žmonės pasamdyti, ar pats prisėstų skaičiukus, padėlėtų klausimus, užduotų. O riešutų sviesto ateina metas jungtis kompiuterius ir susisiekti su Klaipėdoje įsikūrusiais saulės sekimo sistemos kūrėjais. Labadiena, Mantai. Labadiena. Kol kas ši veikla pagrindiniam konstruktoriui laisvalaikio užsiėmimas. Tad dėl pareigų pagrindinėme darbe atvykti į Vilnių jis negalėjo. Ką pavyko nuveikti per tą pusantrą mėnesio? Klausom jūsų. Buvom susitikę su BOD vadovu Vidmantu Janulevičium. Jam buvo pateiktos visos kainos maždaug, savikainos. Vidmantas pasiskaičiavęs pasakė, kad tai realu ir kad produktas yra perspektyvus. Verslo angelas nebūtinai tas, kuris deda pinigus, nebūtinai tas, kuris investuoja tavo idėją, bet tas, kuris padeda tavo eiti į priekį, netgi uždavinėdamas sunkius klausimus. Ir tai, kad BOD grupė susidomėjo to projektu, mane skatina irgi į su pavydu žvelgti tai ir klausimas, ar aš jau nepraradau tos investicijos. Mes kalbėjom su ponu Janulevičium ir jis parekomendavo pastatyti mūsų prototipinį trekerį ant jų stogo ir tenais išsibandyti ir parodyti, kiek efektyviau trekeris yra prieš fiksuotas paneles. Jie nuėjo teisingiausių kelių, tai, kaip sakant, juos pasigavo pačiu laiku investitorius, kuris ir užsiema būtent šio verslo plėtojimu, suteikia visas galimybės išsitestuoti savo idėją. Tai kalbant apie investicijas pinigų, kiek poreikis yra, ar jūs čia su BOD grupė susišnekėjot? Dar su BOD-u taip konkrečiai dėl tų investicijų nebendravom ir kol kas, manau, reikia palaukti tų galutinių skaičių savikainos. O tai rinkos prognozę turite, kiek pirkėjų pas jūs būtų, kiek norinčių įsigyti šitą produktą? Pirmosios prognozės buvo tokios, kad planavom apie 1000 vienetų per metus parduoti. Pakalbėjus su ponu Janulevičium, jisai pateikė visai kitokius skaičius, tai pasakė paskaičiuoti savikainą prie 10 000 vienetų ir prie 100 000 vienetų. Tai matosi, jie irgi pradinėje stadijoje, nesvarbu, kad yra technologinės aukštos, kad tai yra sudėtinga gamyba, bet tai jie pačio pradžioje. Jie irgi nežino, kas bus, kiek kainuos, kokia savikaina bus, kokie pardavimai, kokia jų rinka. Jeigu jie kalba apie 1000 vienetų pardavimą, o BOD grupė kalba apie 10 000, 100 000, tai tikrai kiek rinkoje to yra saulės elementų, kiek yra poreikis tada. Aš man tai dabar žiūriu, kodėl jūs toks gerokai linksmesnis negu pirmą kartą, reiškia. Kai pasako, paskaičiuok savikainą prie 100 000, natūralu, kad šypsena veidė atsiranda. Tai visai kiti skaičiai atsiranda. Jeigu jie nuės teisingų kelių, jie jau turi savo verslo angelą, kuris juos ir suinvestuos. Ir, kaip sakant, sėkmė tik jų rankose. Vėlgi ta tiesos akimirka. Tai šitas, jeigu BOD-ai suinvestuos, vadinasi, aš negaliu investuoti. Bet jeigu BOD-ai neinvestuos, tai kodėl aš tada turėčiau investuoti? Ir jiem tada reikia irgi labai atsargiai žiūrėti, irgi nepasirinkti vieno to investuotojo. Nu ką, kaip sako, investicijose negali miegoti. Jau matosi, investuotojas užsikabinęs, jau juos veda į priekį, bet čia ir jie surado verslo angelą. Jie surado verslo angelą, kuris pasiruošęs dėti ne tik pinigus, pasiruošęs dėti savo žinias, leidžia prasitestuoti ir, manau, galės startuoti. Netrukus laidoje žiūrėkite. Išgrynom savo verslo idėją ir norėtumėm labai trumpai ją vėl pristatyti. Sako, nieko naujo. Jo lygis to pačiu pristatymu, kurio buvo pirmą kartą. Idėja gera, pelningumas irgi geras. Atsiskaityti už nuveiktus darbus prie mentorių stalo sėdasi Gintarė ir Dalius iš Kauno įmonės Soltecha. Kelerius metus infraraudonųjų spindulių šildytuvais prekiavę verslininkai nusprendė, kad šios įrenginius galėtų gaminti patys. Pirmieji modeliai jau sertifikuojami, laukiama atsakymo dėl paskolos ir ratas pradės suktis. Ką pavyko nuveikti per pusantrą mėnesio? Labai įdėmiai klausomės. Iš principo jau kaip ir sertifikuotos 3 produktų grupės. Turim visą sukurtą brandbooką įmonės, katalogus. Iš tikrųjų galime parodyti, kaip tik praeitos savaitės pabaigoje gavom
vieną iš pradinių versijų, tai tiesiog, kad galite eiti ir pasižiūrėti visą vaizdą, kaip atrodys. Kaip matot, viskas yra anglų kalba, kadangi orientuojamės ne vien tik į vietinį rinką, bet ir į minimum Baltijos šalis iš pradžių, po to einant tolygiai Skandinavijos šalis į Vidurio Europą. Esminis klausimas iš jūsų buvo irgi apie verslo planą, tai mes dar kartelį prie jo atsisėdom, susikoncentravom ir viską žiūrėjom vėl iš naujo. Tai turim ir vieną spausdintą versiją. Šių lietuvų gamintojai pritrenkė, aš jau ėjau į susitikimą. Taip gerai nusiteikęs, gerų nuotaikų, nes jie sugebėjo surasti mano mailą, siūsti man verslo planą, toksai veržlumas užvedė. Kitas dalykas, jie pateikė gana išsamų verslo planą su visais paskaičiavimais. Ko aš iš visų prašau skaičių. Kokių jums reikia pinigų, po kurio laiko ir kokie atsipirkimai. Yra sutikimas paramos, ne paramos, bet tiesiog verslo skatinimo fondo paskolos. Iš principo už ją planuojam pasigaminti pirmąją partiją. Toliau mūsų tikslas yra 150 000 eurų investicija. Matysim, ar pavyks pritraukti investuotoją, o galbūt pavyks, tiesiog žiūrėsim kitų alternatyvų, bankinės paskolos. Vieni sako, mes turim verslo planą, kiti mes turėsim verslo planą, kelis skaičiukus pateikė, pas jos detalėmis, lentelėmis išpjausta rinka visą išnagrinėta. Visi pagal produktų linijas išdėliotos kainos, savikainos paskaičiuotos, galimos sinergijos paskaičiuotos, galimos pajamos paskaičiuotos, atsakyta į visus klausimus. Iš principo dabar situacija yra tokia, kad yra kas perka, bet reikia užtikrinti kiekį. Taip. Tai Pirkėjus jau turite. Iš principo, mes, kadangi mes dirbam tam sektoriui, tai mes platinam produktus Baltijos šalyse kitom įmonėm arba galutiniam vartotojam ir mes žinom, kokį kiekį mes galim parduoti per metus drąsiai. Tai situacija yra tokia, kad mums reikia į sandėlį pasigaminti, kad nebūtų taip, reikia parduoti, o mes neturim ką parduoti. Pasiruošė tikrai puikų planą. Po pirmo pristatymo visus mentorių išsakytus pastebėjimus, pastabas įgyvendino, viskas išsidėstė gražiai skaičiuose. Tada kodėl lėšų prašo 16 metais, o ne dabar? Geras klausimas. Mes planuojam, kad 16 metais realiai ta investicija, yra pesimistinis planas. Visą laiką mes, kai dėliojamės pesimistiškai. Tai mūsų plane yra numatyta 16 metais ta investicija. Jeigu mes ją pritraukėme anksčiau, tai viskas tvarkoja, mes tuomet forsuojam ir darom viską anksčiau. Idėja gera, pelningumas irgi geras. Ir tas man patiko, patiko jų kruopštumas, darbas, atėjimas ir labai rimtas požiūris visą tai. Aš šios dienos penketukė žvelgčiau tokį aiškų favoritą, tai būtent juos. Tašką paskutinį. Sudėlioti visus taškus ant į. Kad greičiau mus pasiektų. Internetu vaikus programuoti mokančios įmonės Solidus mokslas pristatymas sulaukė daug pagirų. Mentoriai įmonės įkūrėją Paulių Paškevičių įvertino kaip itin gerai savo sritį išmanantį verslininką bei susidomėjo jo verslo idėją. Šįkart Paulius prie mentorių stalo atvyko su kolega. Su didelė energija. Geras ženklas, kaip dovanojimai krenta, ar ne? Svarbu nedūžtų. Kolega Remigijus atsižiūrėjau šiandien dėl to, kad mes norim parodyti, kad jauni žmonės dirba prie projektą. Remigijus nuo 16 metų pradėjo darbuotis ir grinai verslo vystymo srity, business development. Ar dviese bus dar geriau nei pirmas iki? Apie konkurentus dar grįžtant, kai jūs nagrinėjot, kiek radote konkurentų? Lietuvoje jau nuo seno yra 20 metų, kaip mes turime mokymo centrus ir patys seniausi tai yra universitetų, prie universitetų esantis mokymo centrai. Tai tie konkurentai galima sakyti 5 arba 10, bet rimčiausia yra 2-3. Pranašumas prieš konkurentus technologinė platforma, kaip aš suprantu. Technologinė platforma, be abejo naujausi dalykai, kuriuos mes mokomės, mes programavimo mokymus, žaidimų kūrimo mokymus, tai yra visiškai nauja. Vaikinukas puikus pardavėjas. Pirmąjį pristatymą, kai jis padarė praėjusią laidoje, akivaizdžiai tikrai idėja užkabino. Idėja reikalinga, idėja naudinga, akivaizdžiai buvo ir įdirbis, yra kuriama platforma. Tik tai ši diena šiek tiek, sakyčiau, nuvylė, kad atėjo lygis tuo pačiu pristatymu. Pradėjom dar galvoti vieną šaką, kad kodėl tą sistemą mokymų, kurią mes kūrėme, mes iš tikrųjų nepanaudotume įmonių darbuotojų apmokymą. Tai šitas dalykas, man atrodo, labai daug, dar net greitesnis gali būti ir saugesnis, ir atsipirkimas, ir plano paruošimas, man atrodo, geresnis planas būtų, jeigu mes pataikytume ir verslę tą dalyką. Malačiai
pasižiūrėjo tą pramonį pardavimus. Tikrai yra nemažai, kur ateina žmogus ir mes pradedam jį mokinti nuo nulio arba kažką pamirštam dar kažką. Tai šitoje vietoje, aš manau, irgi yra ateitis tie mokymai, išmokyti žmogui iki to, kai jis prieina prie staklių. Tai yra galbūt imituoti staklės, galbūt mokymas, pavyzdžiui, medicinos visokie mokymai būna. Naujai krypčiai verslo, ne, vis sparčiau judėtų, jeigu atsirastų investuotojas. Žinoma, tik jausmas toksai, kad pirmoje vietoje dar svarbiau būtų kontaktas pardavimai ir įėjimas į tam tikrą industriją. Ir tada pinigai, nes vien tik su pinigais jauna kompanija gali truputėlį ir pasiklysti. Supratau, tai dabar konkrečiai pakalbam, kiek pinigų reikia. Tai čia reikia vėl skaičiuoti tokiam dalykui. Turim, gerai, aš galiu pasakyti, kad mes turim komandą, yra 2 programuotojai, kurie prie to dirba, prie šitos sistemos, ir yra galima sakyti, 1 verslo žmogus, 3 žmonių komanda kol kas. Ir reikia realiai išgyventi metus laiko. Tai tas biudžetas gali prasidėti nuo 500 000 eurų. Skaičių vėl nematome, verslo planas sako yra, bet jį dar reikia pasižiūrėti. Tai neturiu kol kas ir pasakyti, vadinasi, reikia ir pasižiūrėti. Bet vėl galbūt paminėsiu ir prie kitų projektų, kad tas susitikimų ir susirašinėjimų ir skambučių laikas tai nėra ilgas ir ta prasme yra baigtinis skaičius. Jeigu pateikinėjai prezentaciją, jeigu pateikinėjai skaičius, tai pateikinėk visus tada iki galo ir atsakyk visus klausimus. Sako, nieko naujo. Jo lygis to pačiu pristatymo, kurio buvo pirmą kartą ir supratom šiai dienai, kad pinigų reikia, vadinkim, tam pravalgymui, tai egzistavimui, kad galėtume toliau dirbti, tobulinti. Jie dabar trupučiuką šiek tiek plaukia ir kaip teisingai pastebėjai, kad tai kalba apie tai, kad jiems reikia išlaikyti komandą. Pirmas uždavinys turi būti neišlaikymas kompanijos, kad neišgyventų ir pravalgytų pinigus, o taip, kaip jie duos startą ir kaip jie važiuos į priekį. Aš nenurašyčiau viso šito reikalo. Kitas dalykas, jie pasidomėtų pramonės mokymas. Iš tikrųjų yra tikrai didžiulis biznisos pramonės mokymus daryti. 5-osios įmonės atstovai Vasaris ir Rokas prieš 1,5 mėnesio iš mentorių išgirdo ne vieną užduotį. Išmanų elektrinių dviračių krovimo ir saugojimo stovą konstruojantys verslininkams mentoriai liepė pagalvoti, kaip konkuruotų su didelėmis kompanijomis. Paskaičiuoti, per kiek laiko sugebėtų įvykdyti miesto užsakymą. Pažiūrėkime, kaip jiems sekasi. Išgrynom savo verslo idėją ir norėtumėm labai trumpai ją vėl pristatyti. Ir dar, kad būtų patogiau, mes naudosime 2 lankstinukus, kad jūs iš karto vizualiai matytumėte, apie ką vyksta kalba. Jūs klausėt mūsų, koks yra reikalingumas. Įrodykit mum, kad tai yra reikalinga. Tai todėl mes iš tiesų atlikome savo tikslinės grupės kiekybinę analizę apklausa.lt portale ir išsiaiškinome iš tiesų, kad 74% visų apklaustųjų vilniečių teigia, jog iš tiesų tokios sistemos jiem reikia. Tuomet 61% pasakė, jog sutiktų mokėti už tokią paslaugą ir net 46% visų apklaustųjų, kurie pažymėjo, jog neturi elektrinės transporto priemonės, pasakė, jog tokia sistema, tokia infrastruktūra jos paskatintų įsigyti. Kiek apklausėte respondentų? 700 vilniečių. Rokas ir Vasaris dėl dviračių stovų įrengimo bendravo su Klaipėdos meru Vytautu Grubliausku ir sako, jau turintys atsakymą, per kiek laiko šį miestą aprūpintų stovais. Susisiekėm su specialiomis metalo apdirbtuvėmis ir išsiaiškinome, kad per 3 mėnesius mums pavyktų pilnai įdiegti veikiančią sistemą Klaipėdos mieste. Idėja buvo pristatyta neblogai, padarė pirmosius žingsnius, ką mes rekomendavom, tai pristatyti šią idėją, pabandyti savivaldybėse. Tai pasirinko Klaipėdos savivaldybė, natūralu, artėja vasaros sezonas. Žmonės važinėjo su dviračiais dabar. Dabartinės, aš nekalbu apie elektrinius jūsų, kas dabar yra rinkoje. Iš tiesų, dviratininkų Vilniaus mieste yra be galo daug. Ta prasme, tiek turistų, tiek miesto svečių, tiek būtent vietinių gyventojų. Pasižiūrėkime Vilniaus universitete, tai aš praktiškai jau pradedu po truputėlį matyti situaciją kaip Europos miestuose, kada jau dviračiai yra kinami vienas ant kitų. Patį produktą, pačias stotelės, kas džiugu modifikavo, tai pradžiai kalbėjo tik tai apie elementarų jų panaudojimą, tai yra elektrinių dviračių įkrovimą ir apsaugos sistemą. Šiai dienai pateikė alternatyvas, kad galima bus ir prisipūsti dviračių padangas ir atlikti smulkų remontą pačiam. Noriu pagirti, padarėt lankstinuką. Noriu pagirti, kad atsiuntėt verslo planą, pasistengėt padirbėti priekį, kas kiti
tą pamirštą, pasigendu lentelių, pasigendu skaičių, pagrindimų, nes yra bendrai. Kažkiek tai pajudėjo į priekį, jie pasukūrė lankstinuką, aš jau matau jau prototipą, kaip jisai nupieštas yra su visais elementais, kaip jisai atrodys, nes praeitą kartą viso nebuvo. Jie atsiuntė verslo planą, tas verslo planas nelabai toksai paruoštas, visada man įdomu skaičiai, detalės, kuo daugiau skaičių, kaip ir kalbėjau apie kitą projektą, kuo daugiau skaičių, kuo daugiau pagrindimų, tuo labiau daugiau tikėjimų. 70 000 eurų, ką jūs padarytumėt? Kiek įdėktumėt? Ar tai būtų vieno miesto aptarnavimas, ar tai galėtų būti, didesnė plėtra? Ja, tai 75 000 yra verslo pradžiai. Tai yra start. Tai yra pirmiem užsakymam pagaminti. Tai yra įmonės veiklos kaštam padengti, kurie yra, manau, pakankamai aiškus. Ir veiklos kaštai, ką turite omeny? Veiklos kaštai yra elementarūs veiklos kaštai, kaip ta pati gamyba, išlaidos buhalteriam, biuro nuoma ir panašiai. Turi dar papildyti ką? Ta prasme, elementarūs kaštai. Transportas. Man kol kas neturiu tikėjimų, sąžininkai. Gal aš vėl praleidžiu kažką tai, bet neturiu tikėjimų. Iš kitos pusės paklauskime tada, ar jie sugebėjom parduoti savo idėją. Galbūt ne ir pasikartuosiu to pačiu, tai jeigu jie man nepardavė idėjos, jie parduos kažkam kitam tą idėją, kuris konkrečiai turės dėti pinigus. Kuo daugiau nukreipsime gamybinius kaštus, tai nėra atsakymas. Turi būti tikslus skaičius, kiek tai kainuos. Ir ta prasme visi, jeigu sako, kad mes turėsim planą arba turim planą, kurį vėliau parodysim, sakyti, bet jeigu tu pirmam susitikime neužkabinai antram ir gali to kito šansų ir nebebūti. Ir tu gali turėti savo verslo planą pasislėpęs giliai ir kitas dalykas vėlgi apie tos palius skaičius šnekant, tai mes kalbam po tai, kad blogiausia atveju po 5 metų grįš 35 000 eurų, investuotų tenai 75, tai vis tiek išdėstė laikę, kodėl, iš kur, iš ko mes čia gausime. Išklausim visą 5 išklausim, koks įspūdis jums, nežinau, labai įdomių idėjų, tikrai nežinau, mano toks, sakykime, diletantiškas žvilgsnis ir toks labai subjektyvus, tai yra tai, kad, tikrai labai įdomios idėjas, buvo šitas 5 irgi neprastesnis negu pirmasis. Aš jau praeitoje laidoje sakiau, kad iš pradžių, kai gavau pasiūlymus projektus, tai galvoju, nieko nebus. Jie apsigynė savo, kai kas dabar jau matau iš kito susitikimo, dabar padarė verslo planus, pažengė į priekį ir realiai, ką pasakyti, kaip šildymo sistemos, kaip uždavė tempą, tai ne vienas to tempo net laiko. Tai tu iš karto matai, kaip jeigu visi jie būtų taip nedaug pažengę į priekį, tada būtų kažkaip ir... Bet tu matai kontrastą iš karto. Favoritas jūsų yra iš to 5. Soltech, reikia dar, aišku, pamastyti, mes turim dar ir kitą 5. Jau kitoje laidoje išgirsime galutinį mentorių sprendimą. Pamatykite, kas taps veržliausių startuolių ir pradės darybas dėl realios investicijos, kuri gali siekti 400 000 eurų. Laida tik turi pabaigą, bet jūsų startas, kurį jūs žengėt šios laidos metu, tikiuosi finišo neturės. Apie pirmą vietą padariusius didžiausią pažangą per šitą. Ir tai yra pavyzdys, man atrodo, ne tik jums, bet ir visiems kitiems startupininkams. Laidą pristato Mita, laidos globėja Ūkio ministerija. Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.